7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, dabar jau pradėjau. Jau filmuoja, kurį laiką. Bet dabar jau dirbtinė, matai, dirbtinė pradžia gausis. Tai Lukai, gal tu tavęs tada paklausiu, Vaido, negaliu klausti, kaip sekasi, tai pradedant nuo tavęs. Kaip tavo savaitgalis, kaip jautiesi, draugė? Gerai. Vėl pasižiūrėjau LKL. Kažkokia durna pradžia. Taigi išduok paslaptį, kad nori tapti LKL komentatoriu. Čia kažkas papildomas informacijos turi šitą temą, ar aš pirmas duodu? Ne, sakė, dar praleis, sakė, dar pasitobulės prie kompiuterio. Vėl buvau moterų pirty ir moteris ten taip kalbėjo. Aš nežinau, jeigu jūs turit kažkokių kontaktų ryšių, tai gal ir sukomentuosiu kokias vienas rungtynės. Artimiausiu metu dar yra laisvų vietų. Jeigu yra laisvų vietų, ar nežinau, ten koks nors komentatorius, jeigu gal suspenduotas, tai laisvai galiu. O tai kur tu? Kitas Lukai dingęs buvai. Aš buvau darbo reikalais išvažiavęs praeitą savaitę į Monaką, sporto lygų ir televizininkų susitikimą. Buvo ir LKL atstovų tenai, nuvažiavę irgi. Kokių? Justinas Liaudinskas buvo. Puikiai atstovavęs žinau, kad Lietuvos krepšinio lygos delegatas yra, pasirodo. Čia Lietkabė rungtynės buvo, aš nežinau, ką tie delegatai iš tikrųjų daro, bet aš taip susitikau jį. Nu, jisai žaidė su Burgu Lietkabelis ir jį susitikau. Su ką tu čia veikia? Okay. Europos turėjai, sako, aš į Eurolygos delegatas. Įdomiai. Nu, čia įdomiai. Tai va, bet jo, viskas gerai, viskas smagiai, nemažai krepšinio lygų, bet, žinai, ne apie kitas krepšinio lygas susirinkom pašnekėt. Apie ką? Matei Sabonio metimą? Pergalingą. Ir tu nematei? Aš mačiau. Kur kamuolį kovoja? Bulvyžė. Jo, krisdamas. Ir Vaidai dar tada prieš pereinant prie LKL, kad jau taip kažkaip nenatūraliai klostosi mums tas pokalbis, per daug prisijokėm, žinai, prieš podcastą. Kaip vertini Mato Buzelio sezono startą? Keistas trenerio Donovano kažkoks sprendimas, bet bendravai gal su treneriu Donovanu? Ką? Bendravai gal su treneriu Donovanu? Ne, bet mes nematom treniruočių procesą. Kurio praktiškai nėra, ten skaityk, tai jie irgi nelabai mato. Jo. Nu tikrai keista, jamgi buvo prognozuojamas anksčiau net pirmas šaukimas, ten paskui antras, trečias ir į G-lygą, paskui vėl atgal, aš įsivaizduoju jo būseną. Nu bet čia matai, čia buvo, man atrodo, tai vakar gal net šiaip Donatas Urbanas, man atrodo, pasakė BN Pliusų podcast'e, kad sako, žinai, ten tie G-lygos, tai čia, nu, tiesiog tas naujienų surašinėjimas, o šiaip ten jie realiai, čia yra visiškas popierizmas, ta prasme, treniruojasi toj pačioje arenoje, tam, kad galėtų treniruoti su G-lygos komanda, tu turi formaliai išsiųsti, žinai. Tai va, bet šiaip aš pažiūrėjau daug. Nėra taip, kad čia jo šita draftų klasė labai performintų. Ten ar Sašeras negali pasakyti, kad labai jau ten Žiba ar Saras. Ir Sašeras, mačiau, starto 50 žaidžia ir daug žaidžia. Bet jo, kažkaip nėra toks jau super ten žaidėjas, Hoksas ar kažkas tokio. Bet va, šiaip žiūrėjau keletą rungtynių gyvai, žinai, kaip tik, aišku, paskui jau prasukdamas, kai Buzelis nežaidžia vis tiek didžiosios daugumos rungtynių, bet, nu, kažkaip kol kas, vėl sakau, nieko tokio, ta prasme, tikrai ne apie jį, o tiesiog apie jo rolę, žinai, labai vis tiek tikėsi, kad žmogus bus žaidžiantis su kamuoliu, kūrintis visą kitą, tenai iš kampo tritaškį paleisti realiai gali toj komandai kol kas, tai, nu, dar gal reiks palaukti biškį to progreso. Tai, kad Bullsai, nu, šiaip visai normali komanda, ten yra tų žaidėjų, kurie tikrai gali žaisti su kamuoliu ir turi savo užsirekomendavę jau tą vardą NBA. Tas pats Lonzo Ballas, nepaisant to, kad praleidęs ten porą metų, bet irgi... Ne, tai Gydy Lavinas taip toliau nėra. Čia nėra tokia situacija, kokia ten būtų nuėjus į kokius Pistonus ar dar kur nors. Taip, kad Buzelis gali kur čia į Rytą ar Žalgirį pasitobulinti dar. Nuomos pagrindais. Reikėtų. Gaila, aišku, gaila. Užsiribos lėkštę. Nu ką, bet šiandien šiaip,
įsibėgėjęs LKL sezonas, tokių kažkokių rezonansinių rungtynių daug nebuvo, bet, sakykime, aišku, kėdainiečiai iškovojo pirmą pergalę, apie tai kažkiek pašnekėsim, turbūt centrinės turo rungtynės Panevėžyje, kur Neptūnas gal kiek netikėtai laimėjo ir tikrai visai solidžiai atrodė, nors jau ta forma atrodė galbūt ir šiek tiek išsimušė iš vėžių. Kažkiek turbūt daugiau laiko negu įprastai skirsim ir Kauno Žalgiriui, tai visų pirma pasiknaisėm po archyvus, čia ypatingai žiūrim į kolegą, man iš dešinės Vaidą, prisirinkai faktų, faktelių apie dvigubas savaitės ir Tikrai galiu pagirti Vaidą pastarosiam savaitėm labai darbštus ruošiantis podcastui. Ir gražus, pridurk. Bet kažkaip šukuosina šiandien tokia... Iš lovos. Šiandien anksčiau pradėjo 11 val. Aras, man atrodo, plaukų žilesnė gamina. Neatsintė. Nu tai va, tai apie Žalgirį pakalbėsim šiaip ten, pažiūrėsim biškį istoriją, kaip jie žaidė prieš ir po dvigubų Eurolygos savaičių, nes būtent taip ir pralaimėjo Wolfsam, ne? Užsiblokavo, bet Wolfsam, ne? Šią savaitę, aišku, prieš dvigubą savaitę buvo. Gerai. Tai va, nu tai ką, tai pradedam nuo Kalnapilio arenos ir Neptūno, sakau, gal kažkiek netikėtos pergalės. Tai šitas rungtynės turbūt geriausiai žinau iš visų, nes ten buvau, žiūrėjau ir kažkiek tikrai mus važiavam su Augustu Šuliausku į Panevėžį ir abu taip kažkaip linkom, kad sakom, duok dievę bus intriga, žinai. Aišku, Lietkabelis irgi vis tiek su savo problemom turi traumų, dar kažkaip nežinojom, kad Kalaitzakis nežais, Lavrinovičius nežaidė, Briksas dar negali žaisti, tai irgi 3 traumos, bet žinai, atvažiuoja, Klaipėdos Neptūnas, nežaidžia, aišku, jau, Johnsonas Pacevičius ilgalaikės traumos, Bam dar žiūri Gailius su džemperiu, žinai, nežais. Ta rotacija realiai yra 7 žaidėjai plus Matas Repšys ir Kneižys, 2 jaunuoliai. Nu ir labai stipriai, sakyčiau, nežinau net kas labiau ar nustebino, ar kad Neptūnas, ar kad Lietkabelis prastai atrodė, Vaidai, kaip tau tas vaizdas buvo? Nustebino baisilpnas panevėžiečių žaidimas, žinai, aš kaip panevėžietis, tai ilgai verkiau po rungtynių. Prasta iš vis situacija labai su aukštaūgiais. Stepanovičius, kaip pavyzdys, plius minus yra minus 24. Maldūnas kažkaip labai retai metai krepšitas, sumažėjo jo rezultatyvumas. Kovliaras 0,9 metimo, atrodo, kai jam nesiseka, keli metimai neįkrenta, jis iš vis laisvas iš po krepšio, kiek tokių šansų neišnaudota. Tada sakau Lietkabeliui, sakiau Delfi, pakartosiu, kad nutrūksta mažo ir aštraus, kurie nėra brangus, galima surasti apie metrą, kaip Jonava. Pavyzdžiui, koks Jonavos ten Briutonas, tokio tipo, gal šiek tiek aukštesnio lygio, surasti draskančio gynybą. Bičkauskis nėra staigus ten draskas, Kovliaras taip gana greitas, bet Kovliaras, jisai beveik nemeta flauterio įsiveržęs ir jisai, kai įsiveržė atsispyręs, ne aukštai šoka. Ir tas tolimas metimas labai, labai nestabilus. Rupštavičius neįsivažiuoja. Man kiek netikėta. Jis psichologiškai tikrai yra labai stiprus ir, nežinau, bet kūną reikia stiprinti jam. Raumenų laikas gal prisiauginti, bet va čia mane nustebino, kad labai sunkiai jisai įsivažiuoja. Gynybai. Būtent apie gynybą, žinai, pagrindinis dalykas, kalbant ypatingai apie pirmus 2 kėlinius, jeigu taip įdėmiai žiūrėti, tai realiai praktiškai kiekvieną ataką Neptūnas per Pecarskį. Okay, ta prasme, ne kiekvieną ataką be abejo, bet sakykime, kas antrą arba ten pradžių rungtynių tikrai daugumą taškų pelnydavo per Pecarskį. Absoliučiai pastoviai atakuojamas Marko. Ir kaip ir kalbėjom, jisai, žinant jo gynybos silpnybės, tai puolime, taip jis efektyvus, bet turi, praktiškai duoda dar daugiau negu duoda dabar, nes per jį iš esmės, Lietkabelis tikrai turi didelių bėdų. Ypatingai, kai... Man tai keistas Čianako yra nusistatymas nekomentuoti Pecarskio gynybos.
po tų rungtynių. Tu buvai spaudos konferencijų, šiaip Augusto geras klausimas buvo, kad tikrai Pecarskis 7 iš 7 metimų, 19 taškų, geras žaidimas puolime, bet lygiai taip pat Neptūnas vos ne kiekvieną ataką, vos ne kaip su Maneku elgėsi. Ne, čia sprendai. O treneris pasirenka tokioje situacijoje sakyti, kad we live this for the locker room. Žinai, aš suprantu, Čianakas nėra net kalbos, kad man, sakykime, irgi yra turbūt neįdomiausias treneris spaudos konferencijų, tai čia faktas, žinai. Jį gali suprasti, iš tos pusės, kad jisai absoliučiai, man atrodo, nei kruopelytės, ta prasme, tarp jo kažkokių motivacijų ir ten, nežinau, tikslų, nei visiškai jokio dėmesio nėra kreipiama, kad ten jis kalbėtų žiūrovam ar fanam ar dar kažkam, jam yra komandos tikslai tiesiog, tai taip aš kaip ir suprantu, ne? Nes... Tai gal jis žino, kad Pecarskis labai jautrus, kad iki jo nueis informacija ir jis dar blogiau gal ginsis, bet blogiau turbūt neįmanoma. Čia gerai, irgi, kad lygint su Meneku, konkuruos dėl geriausiai besiginančio žaidėjo Menekas su Pecarskiu. Absoliučiai silpnas kūnas, bet jo nebandoma, kažkaip traukiasi nuo žaidėjo. Tas iš pakrepšio taškus pelno, yra kažkas baisu. Ir įsivaizduok, jis pelnė 19 taškų, jo plius minus yra minus 13, kai sužaidė labai rezultatyvės rungtynė. Tai nuo to nepriklauso realiai. Tai tikrai labai. Ir dar kitas dalykas, ten reikia, mačiau ant Kovliaro, ar pamiršta iš streso pick and popą su Watermanu. Keistis reikia, Watermanas geras metikas, 50% tritaškių dar daugiau ir kiekis laisvas išsimetė. Kitas dalykas, čia ne tik, kad gynyba po krepšiu, kur žiūri, ten prastai iš tikrųjų. Aš manau, kad papildymo reikia, bent jau pasveiks Briksas, Lavrinovičius, bet reikia mažo ir aštraus, kaip Šaras sakė. Aš manau, kad draskančio reikia. Bet aš dabar bandau prisiminti per tos pastarosius metus, ką Lietkabelis ištraukdavo vidurį sezoną. Tai nebūdavo. Sunku, ta prasme, realiai čia taip atrodo, kad, žinai, mes sėdim čia prie ant popieriaus susirašę ir ten tu kažkokį Briutoną bandai ten įkišti į Lietkabelį. Kitas lygis, žinai, vis tiek Europos taurė. Aš sakau panašaus bet tą panašaus nelyja, tai žaidėjas. Kiek aukštesnio lygio. Bet matai, čia aš galvoju, žinai, aš irgi iš šitos pusės nesutinku ir labai, kaip sakant, geresnis podcastas gaunasi, kai nesutinki, nes, ta prasme, būtų aukso grinuolis. Kaip Vaidas, perfrazuojant Pauliukėną, nedebilai ten turbūt sėdi, žinai, toje komandos vadovybėje, tai jeigu turėtų galimybę pasikviesti gerą, ta prasme, tinkantį žaidėją, jie tikrai pasikviestų. Tai prieš sezoną aš kalbėjau jau komplektuojant komandą. Bet, vėl, tai gal jie galvoja, Kovliaras greitas, gana aštrus, bet matom, kad tai kažkaip man taip atrodo, matyt, ne, tai žinai, tikisi, kad Rupštavičius įsižais galų gale, taip jis nėra, ta prasme, ten, draskantis perse, bet tai taškų rinkėjas vis tiek, žinai, galų gale turbūt daugiau tikėjosi. Tai sakau, iš tos pusės, man atrodo, ganėtinai, turbūt, jeigu turėtų galimybių, tikrai tą mato, žinai. Ir kaip Lukas ir minėjo, ir pernai, ta pati problema realiai buvo, kvietėsi jau avariniai situacijai, bet tokį, sakykime, tokį labiau amerikietiško futbolo žaidėją išsitraukė tada Baldviną. Taip, bet dar reikia, aišku, ir metiko, kad tas mažas aštrus ir būtų dar geras metikas ir draskytų gynybą, toks jau daug brangesnis. O Lietkabelio ir Neptūno biudžetai yra, faktiškai panašus jie. Neptūnas biudžetų nenusileidžia. Bet šiaip Panevėžiečiams. Aišku, Agravanis sužaidė realiai tokias gimtadienio rungtynės. Kokius metimus ten pataikydavo baudos, to labiau irgi iš 9-8, jisai dabar greit galiu irgi pasakyti, koks buvo. Jis procentas tikrai labai prastas, prieš tai buvo baudų LKL nebuvo pataikęs. Tai nežinau, Agravanis šiaip tokį, nežinau, kiek jis sugebės išlaikyti, ta prasme, bent kažkiek panašų žaidimą, bet toks įdomus žaidėjas, nes labai netipinis, ne? Kaip ir sakėm, žinai, pavyzdžiui, gavęs kamolį, kaip čia pasakyti, sakykime, prie alkūnės, ne, baudos aikštelės ar kažkur kampe, jisai driblingą, ta prasme, daro, jis ten kažką bando, žaidžia veidų į krepšį prieš kitą aukštą ūgį. Turi stiprų kūną, bet Neptūnas, aišku, gynybai gali dėl jo kentėti. Aš čia žiūrėjau, jau tokia pasyvi gynyba, jis kai Kabelis žaidžia 2 prieš 2,
jis net žingsnio dažnai nededa į priekį, iš vis po krepšių stovi, net neina link baudos, aišku, tada kitaip reikia konstruoti gynybą. Bet jeigu varžovo penkete tokių yra, žinai, metikų ir po driblingo ir tritai su Gravaniu gynybai, sunku, bet pasveiks Pacevičius, tai viskas turėtų susitvarkyti. Bet tikrai matosi vien iš tos kūno motorikos judesių, ta aukšto lygio patirtis, nežinau kaip jums, sakau, ką jūs minėjote apie tos metimus, jo sunkius ir panašiai, tikrai tokius įgūdžius įgauni būdamas tarp labai talentingų komandos draugų ir tas matosi, kad jisai buvęs Olimpiakose, ilgai žaidęs Eurolygoje. Klausimas, kiek jisai bus reikalingas, kai grįž Pacevičius, žinai, nes dabar jisai 5 numeris, bet čia reikia sulaukti turbūt ir reikia. Nemanau reikalingas, nes jis stiprų kūną turi ir tikrai gali. Bet tai dar, tu turi dar Pavelką, tai ar tau reikalingi 3 centrai? Tai kodėl Agravanis vis tiek gali kažkur 4-5 tokį pasislankyti. Sunkiau kraštų, jie vieną turi sunkų kraštą, Watermaną, tai jie vienas kitą... Nebus per lėtas. Taip, vienas kitą kažkiek papildytų, Watermaną, žinai, daug greitesnis, gali tritaškį įmesti, o Agravanis ten sunkiai, nors ten Panevėžys stebuklinga vieną įmetė. Griūdamas. Tritaškis. Ir griūdamas, tai dar stebuklingesnis. Ir dar man toks, nestebuklas, bet... Kaip Girdžiūnas griuvo ant kamulio, pirmam kėlinį ir iš varno ištraukė. Ir matos jo fizinę formą pagerėjo su sezono pradžia. Wow, tai čia yra... Girdžiūnas toksai 3 kamuolius perėmė. Bet klausykit, vyručiai, Dešiūras, Marina Bui. Tikrai įspūdingas Grajokas, Grajickas. Čia Grajauskas. Marinos Bui, giminaitis. 19 taškų, 17 naudingumo balų ir ką ir kalbėjau prieš sezoną, kad ko gero pasirašė solidų pagaliau gynėją, tai vis virto ta realybė ir matosi, kaip keičia tai apskritai Neptūno veidą, kaip visos komandos, kai jie pagaliau turi kažkokį solidų gynėją. Prisiminus praėjusiais tais keliariais metais, kaip atvažiuodavo visokie Maliekai, White'ai, dar ten kažkokių išsitraukdavo. Bet ir Johnsonas geras traumuotas dabar, jie su abiem gynėjais patraukė. Tas pats Beručka duoda, Beručka, kuom labai naudingas yra šitą komandai, jis yra labai emocingas žaidėjas, priduoda to tokio drivo visai komandai, ten pirmo kėlinio pradžioj, kai įmetė ten tos 2 su bauda, kaip riaumoja, žinai, tos tribūnas, tai Plius dar biškį tokio artistiškumo priduoda, kai reikia iš šalkūnės kontaktą parduoti. Pilkas. Nors paskui sakė, kad kraują paleido ten iš lūpos liktai, tai gal kažkoks pribuvo. Bet, kaip pasakyti, Vaidas Čeponis, Arnas Beručka turi dar daugiau verštis po krepšių. Jis neveršis, užtat nereikia daug verštis. Tiesa, apie Girdžiūną, geriausias plius minus rodiklis komandai, plius 16, nors 7, atrodo, tik taškus pelnė, tai vis tiek šitą pasako, tai mes dabar perėjom prie Neptūno ir žinai, kas pasiteisino. Vovoras, neatsimenu, kai atėjo į Neptūną, retai naudojo tą sudėties variantą, žaidimą su 2 žaidėjais, su Janavičium ir su Bujum. Bujum šiaip vėl geras. Tai tikrai tada labai daug kūrybos ir pasižymėjau vieną detalę, kad jie kartu atliko 10 asistų, o visa komanda 18. Tai kai jie buvo aikštėje tikrai gerai ir Janavičius fiziškai gerai ir pasigina ir aš tos veteranų, žinai, sakau kartais gal sunku dėl gynybos, jeigu Gailius įsivažiuos, jeigu jie rimtai treniruosis, tai ir gynyboje, žinai, gali kol kas nenuvilė veteranai, bet Neptūnas ta komanda, kuri su silpnesniais varžovais ir žiūrėkim ir praeitą sezoną, kiek buvo, nenusiteikė niek, gavo nuo Mažeikių, įveiktas Rytas, Vilkai, 7bet Lietkabelis. Patarimas dar vienas. Nuo Pasvalio gavo namie pernai. LKL fantasy žaidėjams pas mus fantasy.basketinius platformai pasimkit visi Žygimantą Janavičių, bent jau kol nėra Johnsono.
irgi labai gerą formą pagavęs yra, kai iškrito Johnsonas. Nu vėlgi, čia yra patyręs LKL žaidėjas, čia nieko kito negali tikėtis žygio, jis visą laiką pasidarys tą statistiką, jeigu tik gaus minučių. Mes juokiamės, žinai, čia prieš rungtynės irgi pasižiūrėjau, kad Vytenis Lipkevičius, šiaip jam jis yra antras pagal, jeigu imti visų laikų Lietkabelio, vienu žodžiu, istoriją, visų laikų rekordus, jis yra antras pagal atkovotus kamuolius, trečias pagal taškus ir trečias pagal rezultatyvius perdavimus. Ir iš tikrųjų labai jam prieš tas rungtynes trūko 13 taškų ir 3 rezultatyvių perdavimų, kad taptų antras pagal visus rodiklius. Tai atliko, žinai, 4 asistus, tai dabar antras yra, aplenkė Lorenzo Williams, beje, kuris 2 sezonus, ir pritrūko 6 taškų, žinai, tai po rungtynių susitikom su Vyteniu Lipkevičium, prasilenkiam. Tai irgi, žinai, greit paminėjau tą faktą, tai jis irgi sako, reikėjo prieš rungtynės pasakyti, tai būtų tie 13 taškų. Žinai, po rungtynių jau šaukštai po pietų. Pabaigsiu dar mintį irgi faktas iškalbingas, kai Janavičius su Bui kartu buvo aikštėje. Nu, apskritai jie tose rungtynėse kartu surinko dar tram vieną naudingumo balą. Nu, bet aš nepamenu, kad Vovoras tiesi Neptūną va taip žaistų 2. Nu, bet matai, dabar nebuvo pasirinkimo. Nu, Johnsono. Nėra žaidėjų. Vat ar ne, dėl pasirinkimo nebuvimo, gal iš dalies kažkiek tai, bet aš manau, kad jis tą variantą dabar naudos, tikrai matys, kad pasiteisina. Nu ir dar reikėtų paminėti iš tų rungtynių, kad pervirė Čainikas Kovliarui. Čia pabaigoje, ne? Jo, užkaita baisiai ten, kas nematė tą epizodą, tai tiesiog po pramestos baudos nutempė už marškinėlių ant žemės Bui. Ten jau buvo likę kelios sekundės, ne? Jo, ten nebuvo jokių šansų, ten +8 Neptūnas, +6, +8. Jau buvo viskas baigėsi. Kad ten 5 sekundės likusios ir nutempė tiesiog ant žemės. Nu ir ten, aišku, jie susistumdė. Jūs gal geriau matėte tą situaciją su Augiu. Bet nužiauriai, nes sportiškas elgesys iš Kovliaro pusės, aišku, prisideda ir tai, kad dar jaunas žaidėjas. Ne, tai prisideda tai, kad prametė 9 metimus. 9 metimai, 5 baudos, Klausyk, reikia tą vėžį išgyvendinti. Kokios Kovliaro pusės, nesportiškas Kovliaro ilgesys. Ir aš žinau, kas pasėjo tą, žinai, aš kaip kalbos saugotojas lietuvių. Geras žaidimas iš Neptūno, geras žaidimas iš Kovliaro, geras perdavimas iš Janavičiaus pusės. Čia iš jūsų kalbos, astaranai, žinai, ir tiek to. Bet jau tiek visiems įauga ir rašantiems žurnalistams. Gera pastaba iš Vaido pusės. Iš mano pusės. LKL, jeigu nori kažką man pasiūlyti, tai dar ne. Šiaip ne vienas susistumdymas buvo, beje, per visas rungtynės nemažai ten buvo tokių ir nesportinių ir visko, tą sutinku ten. Jo, Kovliaras ten taip, žinai, kadangi tikrai to sveikatą ten reikia tų žaidėjų tausoti, nes negeležinė, tai toks ganėtinai pavojingas momentas. Jo, gal blogiausios rungtynės apskritai 7bet Lietkabelį ir aš dar galvoju, gal Panevėžio komanda kažkiek išmušė tas ilgas sėdėjimas Valencijos oro uoste. Jie ne oro uoste. Bet ne oro uoste. Ne oro uoste kitur, bet sėdėjimas, laukimas skrydžio, nežinia, tai žinai, ne. Ne, nes jie pirmą vakarą, tai kaip suprantu, kai atvyko, tai ta prasme ruošiasi rungtynėm kaip turi būti. Jie treniruotę turėjo Valencijai viską ir jų skrydis buvo ne iš Valencijos oro uosto, iš Alicantės. Jie važiavo ten pirmin atgal, nes tiesioginis skrydis yra iš Kauno į Alicantę. Tai jo, aišku, turbūt kažkiek išmušė iš vėžių tą situaciją, nes vis tiek tu planuoji tą krūvį, taip kad tu žaisi 2 rungtynės per savaitę, dabar gavosi, kad tu lieki tik su vienom, bet kokiu atveju nėra jokių pasiteisinimų. Vėlgi, mane nustebino ne tai, kad Neptūnas laimėjo, mane nustebino, kaip jie laimėjo, nes 8 taškai galėtų žmonės pagalvoti, kad gal tenais pabaigoje pasidarė 8 taškus. Iš esmės visas rungtynės Neptūnas pirmavo 15-16 taškų. Tai aš neatsimenu, kada mačiau apskritai Lietkabelį prieš tas žemiau už save esančias komandas taip atrodantį savo aikštelę. Čia žinai, tas irgi žemiau toks, sakykime, ypatingai šitą sezoną įman, tai nežinau, kas dar žemiau būtų, bet šiaip jeigu apie rungtynės neturit kažkokių kitokių tų dar komentarų, tai tokį vieną šiaip irgi pastaba iš rungtynių, tiesiog iš rungtynių pusės. Ne, po rungtynių, sakau, tai irgi gera iliustracija, žinai, ten buvo
neprisiminsiu, kiek sekundžių liko, bet kai Neptūnas išsimetinėjo kamalį iš užribio, nes irgi buvo, žinai, Neptūnas turi didelę persvarą, prieš Šiaulius jau matėm, kaip jie gali iššvaistyti, ten panika, visa kita, tai šį kartą Vovoras jau labai norėjo viską sustiguoti taip, kaip turi būti ir padarė tą fintą, nu, žinai, kur perdavė kamalį už galinės linijos, ne? Taip. Janavičiui, man atrodo, Janavičius išsimetė, taip galima. Bats, aišku, švilpimas. Lietkabelio, Kalnapilio arenoje. Nežiūrėjau Taisyklių nežinau. Taip, ten gėda. O teisėjai tada stabdo laiką. Vienu žodžiu, Vovoras ten pasiutęs, nes jam realiai sugadino, ta prasme, visą tą momentą, nes iš naujo reikia išsimesti. O ten realiai laikas buvo kažkaip nepaleistas, ar paleistas per anksti, vienu žodžiu, jie nuėjo pataisyti. Per anksti turbūt, ne? Jo. Ir po rungtynių, žinai, tai sakau, tokia gera iliustracija, kaip kartais fanai, kurie nuostabus fanai, viskas tvarkoja, bet kaip mato rungtynę, žinai, kur tipo prieina prie mūsų. Vienas Panevėžio sirgalius. Ir ten, tai kaip ten buvo, žinai, tai čia galima taip daryti ar negalima, žinai, ir mes ten. Tai, galima, jo, viskas pagal taisyklės čia esus. O tai ko tada techninę davė mest? Nei ten davė, nei ką, kažkur techninę metė ten prieš, žinai, 3 atakas. Ne, bet tai Neptūnas metė techninę, o Lietkabilis nemetė. Tai čia, parsidavė teisėjai, žinai. Nesvarbu, kas vyksta aikšteliai, realiai vis tiek išvada ta pati, pralošė dėl teisėjų. Gėda. Visus podcastus praktiškai galėtume taip daryti, kad tiesiog ne kažkas, kas ten vyksta, tiesiog teisėjai, žinai, kalti ir viskas. Dar apie Neptūną vienas pastebėjimas. Nugalėjo Rytą, nugalėjo Wolves, nugalėjo Lietkabelį. Nugalės ir Žalgiris, sakai, ne? Ne, pralaimėjo Mažeikiam, praeitą sezoną Pasvalį pralaimėjo. Tai vad, jie pralaimėjo Šiauliam ir Mažeikiam, kas man labiausiai stebina, nes, iš esmės, kažkiek ir prieš logiką eina tie rezultatai, matant, kokius klubus nugalėjo ir kuriem pralaimėjo. Bet... Čia jų kažkiek, sakau, bruožas yra žaidėjų, kurie susilpnom komandom nenusteikia rimtai. O paskui jau vėlų būna. Matysim, šiaip kol kas sezono pradžia indikuoja, kad realiai galės turbūt pretenduoti tą ketvirtą, jeigu nebus kažkokių rimtesnių traumų, jeigu bus sveikas ir panašiai. Bet čia labai buvo, iš tikrųjų, nežinau, kiek sakykime, to galima labai jau taip pagarsinti, bet kažkiek vis tiek, man atrodo, ir pats Vovoras kažkiek užsiminė minimaliai ir šį kartą spaudos konferencijai, aišku, yra sakęs prieš tai jau apie krūvį, žinai. Ir dėl KMT formato, labai pikti, ta prasme, jeigu sakykime, kiti klubai kiek teko bendrauti, tai dar surandi ir tokių, kurie ten visai nieko jam tas rungtynės žaisti, žinai. Aš tai nesuprantu. Ko, nesupranti formato? Aš nesuprantu Vovoro tų skundų dėl tvarkaraščio. Man atrodo, biškiai perlenkia lazdą. Nes aš tai suprantu. Šiais laikais komandos jau treniruojasi ne kaip senais laikais 2 kartus per dieną. Dabar jau treniruojamas yra kartą per dieną. Ir tai turbūt su laisvom dienom. Tai treniruotės nėra kažkokia didelė problema. O kitas dalykas, Lietkabelis žaidžia su tokia pats sudėtimi Europos turė kiekvieną savaitę. Ta prasme, nėra, kad būtų Neptūno situacija kažko blogesnė. Taip, jiegi Europai nežaidžia, tai ką čia skūsti. Tas yra, gal labiau, žinai, iš to, kad, aišku, gal geras kampas, kad tikrai tas turbūt krūvis savaime, jisai nėra kažkoks nepagaidas. Tavo varžovai turi lygiai tokias pačias sąlygas. Čia labiau gal, kad tos rungtynės nelabai kalėmė, žinai, dėl to gal. Ir KMT užtenka užimti KMT 4 vietą iš 6 ir tu patenkėjai kitą etapą. Tai va, čia jo, gal labiau Vovoras tada turėtų akcentuoti, ar reikalingas toks KMT formatas ir panašiai, reikia tų rungtynių, jeigu jos ir taip užkulisėse yra vadinamos kaip nereikalingos. Bet... nežinau, jo, aišku, tik tai tiek, kad tų traumų kažkaip ypatingai ir Neptūne tikrai nemažai, bet tikėkime, kad ties tuo ir baigsis, žaidėjai grįš į rotaciją, o mes manau, kad jau galim pradėti apie Žalgirį kalbėti. 7bet Casino, 7bet, 7bet Casino, 7bet, 7bet Casino, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Čiapas pasipildęs tinginiu. Dar kaip sakant, burnoj. Tai suspenduosim tą tinginį iš tavęs. Galim pereiti prie kitų rungtynių. Žalgiris prieš Uteną. Vėlgi, kirtis ant Utenos kaip miestą. Bet rungtynės vyko Kaune šis iki. Plius 17. Vaidai, ar tikėjais tokio vaizdo, ką ir... Nelabai tikėjausi. Aš galvojau, kad atkaklesnės bus rungtynės ir prognozavau. Bet kai Trinkieri vadovauja, moka būti piktas ir
kaip prisibijo žaidėjai ir žaidžia kažkiek visą jėgą. Smagu, kad Lekavičius gavo daug laiko ir pasiuntė signalą, sakė Drinkėri, nes jam buvo sunku. Jisai kažkiek palūžęs, nesitikėjo, kad Eurolygoje sėdės ant suolo ir LKL buvau pasižymėjęs, kad jis iki tų rungtynių su Utena vidutiniškai po 8 minutės žaidė. LKL. Tai kaip sunku sužibėti kažkuriuose rungtynėse, kai tu nusodintas, žinai, visai be ūpo atrodė, bet dabar gal tos rungtynės jam padės atsigauti. Kad Eurolygoje jis gaus minučių atėjus Walkeriui, tai ir naivoka šiek tiek, gal tik tai retkarčiais. Bet jis gali būti labai naudingas komandai, nuimdamas krūvį nuo pagrindinių žaidėjų ir kad Trinkėri leistų jam LKL žaisti tiek daug, kad ir prašiau jis žaistų, negu kaip sužaidė, galvoju, kad su Utena. Aš galiu dar papildyti apie Lekavičių. Man kaip atrodo, kadangi jo sutartis baigėsi po šito sezono, man atrodo, kad arba jo laikas Žalgiryje yra jau suskaičiuotas, ta prasme, nes Eurolygoje jisai jau nebebus niekada 15-20 minučių žaidėjas, arba jisai susitaiko su tuo likdama Žalgiryje, kad jisai yra tik LKL žaidėjas, arba jisai keliasi į kitą komandą. Ir aš galvoju, kur galėtų pakrypti Lekavičiaus karjera po Žalgirio, jisai realu iš vis, kad liktų Lietuvoje tokioje situacijoje, kaip jūs manote. Bet ar jis nori, jeigu jis toliau gaus 400 000? Bet čia Žalgiris turbūt... 400 000, tai jau nemanau, kad Žalgiris jau... dabar gauna. Bet jau sakau, sutartis baigėsi po šitą sezoną. Ne, tai žinai, kitas, tu žiūri Žalgirio perspektyvos, vėl nežinai, ta prasme, kas ten Jankūno galvoja, kokie planai, bet, logiškai mąstant, turbūt prabanga turėti žaidėją, vis tiek neįsisai žaisti už 50 ar už 100 000 ir turėti žaidėją tik tai tam, kad ten 20 minučių nuimtų nuo Francisko krūvį LKL, kažkaip nesusiveda galai, žinai. Ne, tai realu, kad jeigu žmona norės į Graikiją grįžti, aišku, Panathinaikos Olimpiakos jo nebekvies, bet yra Graikiai kitų komandų ir tose pačiuose Atėnos ir šalia Atėnų. Sukūzė AJK kokiam, pavyzdžiui, sužaist. Kur? Sukūzė AJK. Atėnų, pavyzdžiui. Šiubėje Lukas labai Lietkabelį praversta. Bet ten su to EK ten sudėtinga kažkaip. Pinigus gal sudėtinga. Kalbėjau su Kuzė, ten mėnesiais vėluoja algos, gal kažkada ir nebeišmokė. Tik kad jie turbūt dar kokiam Mačiuliui skolingi, aš taip įsivaizduoju, čia šiaip tik tai nežinau faktų. Ne, ir aišku, ten graikai nemokės, 200 000 kažkas gal gali iš tų silpnesnių klubų. Tai. Būtų, aišku, labai įdomu, jeigu jis liktų Lietuvoje, bet labai nerealu. Sakai, vieninteliai turbūt, kurie gali pasiūlyti tos pinigus, kurie atitiktų lūkesčius, tai yra Rytas ir Wolfsai, bet ar jis pats Lukas norėtų ten žaisti, abejoju? Matai, aš pagalvojau, čia biškai gal šiek tiek kitokia situacija, bet tas pats koks Milaknis, kaip pamatėm, nelabai turėjo turbūt kažkokios motivacijos, sakykime, leistis 2 lygiai žemiau ir kažkur dar pažaisti Lietuvoje, pabėgioti Utenoje ar Panevėžyje, tai viskas aišku. Jo, ten buvo kalbama, atrodo, apie Jonovą. Tuo metu Jonovą. Apie Jonovą, bet tiesiog nesusiklostė. Jonovoje Milaknis buvo kviečiamas kažkada. Taip, bet dėl Juzėno smagu. 21 minutė, 12 taškų. Ir kaip ten Trinkėris sako, čia išėjo išskleidė sparnus, ten visą kitą. Į Rūbinę sakė. Taip, bet įsivaizduok. Aš manau, kad tai, gal šiek tiek jis ten persistengė Juzėnas, bet tokio amžiaus taip elgtis, tai rodo, aš manau, čia tokį milžinišką pasitikėjimą savo jėgom ir išeiti mes 12 taškų Žalgirio arenoje, nedrebinant kinkų. Taip. Netgi buvo, aš prisimenu, tada dar kalbėjom, kai buvo tos, koks ten, RKL turbūt rungtynės, Rytas 3 prieš Žalgirį 3, praeitais metais, kur Ignas Urbanas žaidė už Rytą, o Juzėnas už Žalgirį, kai susirinko 3000 ar ten 2,5 į džipą. Puikiai atmosfera, viskas ir Juzėnas ten 2 taškius ar 3, nepamenu, gale rungtynių sega ir siunčia bučinius B tribūnai ten nusilenkinėdamas. Tai akivaizdu, kad ir dar interviu tavo. Ten kažką rodyti. Kad pirmas, ne. Bet čia geras brožas, panašiai. Ignas Urbanas panašus kažkada buvo, Šaras Macijauskas.
tavo kolega turbūt, ne? Arba ar tu gal pats net kažkas išsileido net interviu prieš tas rungtynės, kad, ta prasme, Basket News'e ten Juzienas apie aroganciją ir kažkas tokio. Alanas Jonas Kotmus, mūsų naujasis papildymas. Tarp kitko, iš Basket News akademijos atkeliavęs pas mus, labai faina, kad kyla per tai žmonės į sporto žurnalistiką. Tai jo, jis jam ten interviu pasakė, kad mano viena tų geresniųjų savybių padedančių atsiskleisti yra arogancija. Ir aš pilnai sutinku, kad tai naudinga savybė. Aišku, blogai, kad būtų 5 tokie žaidėjai vienoje vietoje, ne, bet kai yra vienas iš... Plius, matai, aš manau, Trinkėrio irgi nereikia nesuprasti. Aš manau, kad čia jisai, žinai, ar ten perspaudžia, bet jisai vis tiek tokis, kaip sakant, žaidžia šachmatais, jisai, manau, tokį davė prevencinį. Prevencinę žinutę, nes jisai nesakė, kad išėjo su sparnais į aikštelę. Jisai sakė, aš mačiau, kaip į Rūbinį įėjo po rungtynių. Nu, tipo, ir tai jau biškis skrajodamas, tai, tipo, jeigu nusileis ant žemės rytoj treniruoti su dubleriais, viskas gerai. Bet tai reikėjo Trinkerį tą sakyti. Aš manau, kad sakau, tokį prevencinį nu, suduoda. Bet ar... Nu, ką žinau, nu, čia, žinai, jisai gal... Čia sunku pasakyti, ar jam pakenks, ar nieko nepaveik, žinai, jo iš vis... Manau, kad koks Tomas Pačėsas irgi būtų tik tai privačiai panašiai pasakęs, gal ne spaudos konferencijai. Ir ne angliškai. Vakar su Pačėsu vėl kalbėjau. Patikrinęs gal salko testerių. Jo. Pasvers jisai su žaidėjais. Tai paims tave rinkti, nes skautų ar ne dabar jau vis tiek tą. Ne, aš skautų nebuvau. Matkevičiaus nebus turbūt. Aš tik pionierium buvau, skautų nebuvau, tai gal nepaims. Psichologų. Sakė. Pačėsas nenorės čia. Už maitinimą. Tai žinoma priežasčių. Ir sakė, dar vienas bus asistentas, reiks kur čia paskambinti. Čia be Šerniaus ar? Be Šerniaus, tai ir Gustas Maskuliūnas, Mindaugas Brazys ar Benas Matkevičius, kažkas iš tų. Tai... Darius Maskuliūnas. Kas? Darius Maskuliūnas. Darius Maskuliūnas. Nežinau, tu žinai. Nu, Benas Matkevičius įdomu būtų tokiam štabe. Neaišku, neaišku. Pripažinkim. Neaišku, kažkaip realesnis variantas Gustas Maskuliūnas, kiek girdėjau, bet kurtis nekelia ragelį. Dabar nekėlė. Gerai, grįžtam prie šitų rungtynių, ne? Okay, aš dar labai trumpai nukrypstant. Idealiam va tokiam mano svajonių pasaulyje, kur viskas Vaivorykštės ir ten Vaivorykštės pabaigoje aukso puodas. Tai aš labai norėčiau, kad nors, bet mes turėjom tokią situaciją su Maksvyčiu, kad Žalgirio treneris ir rinktinės treneris. Tai kontroliuoja 2 didžiausius tos vienetus puodus, aukso katilus Lietuvos talentų. Ir, Kaip buvo? Jo, tai atsakau, buvo su Maksvyčiu ta situacija. Tai ar labai aukso puodas laukia galiau Vaivorykštę? Aš iškart sakiau, kad neįmanoma tų pareigų suderinti ir jas, kad Šaras pasakė, neįmanoma. Na tai va, bet tai kadangi nesigavo. Bet jeigu gautųsi, kaip smagu būtų. O ar įmanoma suderinti Uniclub bet Juventus žaidimą, Vaidai? Kas ten tavo draugam? Ar įmanoma suderinti? Mano draugam sunkiai sekasi skylę pataikyti, blogiausiai tritaškius metantį komandą, nors ir kalbėjom prieš sezono pradžioje, kad turi labai daug metikų. Lukošiūno nėra, bet matom, kad ir jam nekrenta, o pavyzdžiui, Grinas yra pataikęs 3 trajekus iš 20 šį sezoną. Tai jo, žinai, atsitraukinėja, Beliauskas dar kažkiek pataiko. Torpas, kas atsitiko Torpui, 1 naudingumo balas, sezono pradžia daug žadanti, geras žaidimas atrankoje čempionų lygos. Aš manau, jogi stiprybė yra prasiveržimas, tikrai ir kairiais gali gerai verštis. Stiprų kūną turi, apsistumdydavo, kai Šiauliuose. Aš galvoju, jį reikia nukreipti taip, kad suteikti kuo daugiau progų jam verštis. O dabar toks įspūdis, kad jis tik tai dairosi komandos draugus ir nieko nedaro, neišnaudojama ta jo stiprioji savybė. Šiaip žinai, kas apie Juventusą kalbant kaip komanda, tokia absoliuti anomalija, netgi sakyčiau, kad dabar pats dar 2 kartus patikrinau ir ar tie skaičiai, kažką gal ne tą čia paspaudžiau, bet tikrai tokie skaičiai yra. Žinai, kaip apie Uteną kalbėjom, tai prieš sezoną vienaip, prasidėjus sezonui, kai jau nepakrito, nesukrito rezultatai taip, kaip tikėjomės, visi sakė, tai kur tu su tokia komanda apsiginsi? Žinai, ten Orelikas, kiti, nėra kam apsiginti. Bet statistiškai geriausia... Statistiškai žiūri, ne tik pagal taškus praleistus, bet pagal tą reitingą.
Ta prasme, dabar Utenos Juventus yra pagal gynybos reitingą, tai per 100 atakų praleistus taškus pirmi lygoj. O pagal puolimą O kiek Šiauliai per... Paskutinį. Kiek Šiauliai per... O prognozavo, girdėjo, kokie mes... Šiauliai yra, aš tau taip galiu... Nu, bet sakyk. Pala, tik apie Uteną šneka, Šiauliai. Pala. Pala čia. Bet tikrai nedėvot, o mes ekspertai... Šiauliai 9. Ale ekspertai prognozavom atvirkščiai, kad bus, ne? No. Nu, bet dar sezono pradžia ir tos rungtynės 6 iš 25 trajakų. Oi, tikrai labai sunku ir, nusakau, komanda netrodo kaip kažkoks vienas kumštis, kažkoks dvasinis lyderis, kad būtų. Dabar atėjo O'Reilly, jis žaidė daug, nu, bet į ugnį mestas pirmas rungtynės, jis potencialo turi. Čia tas iš Jonavos. Ir Jonavoj, kur laimėjo NKL, buvo jis ten vienas iš lyderių, Lenkijos lygoj spindėjo, aš galvoju, kad jis tikrai įsivažiuos ir duos naudos. Nu, man tai dar, aišku, tas matėt atsisveikinimo žinutę su Ianu Milleriu? Kaip skersis. Kad tokio žaidėjo mums nereikia? Jo, sako, nesiplėsiu, bet tokio žaidėjo mums nereikia. Tik aš podcast'e jau prieš tai kalbėjau apie jį, ar tu buvai tada, kad visko nepatenkintas, visko skundžia. Aš čia anksčiau sakiau, kad tai jo charakteris toks. A ką, tu dar kažką žinai? Ne, bet tiesiog man atrodo, kad šitas toks komunikacijos gal pasirinktas variantas, per kurį eina Eimantas Hersis, irgi dabar nepadeda komandai. Kažkiek gal reikėtų nuimti spaudimo nuo tų žaidėjų, nes lūkesčius, kuriuos užkrovė mes visi Utenai, irgi yra didžiuliai. Buvo dar palaikymo žinutė treneriui, ne? Sakė kažkaip, kad ten kažkas skaičiau, kad jeigu pusę žaidėjų stengtųsi tiek, kiek treneris, tai laimėtume kažkas tokio, ne? Reiktų nuimti kažkiek spaudimo nuo tų žaidėjų, nes aš kaip suprantu, Utena dabar prašiausiai tritaškius metantį komandą visoje lygoje, 30%. Tai ką tik sakiau? Ką tik sakė Vaidas, kaip tu neklausai Vaidą? Tai, tie metimai irgi nesukrenta dėl to, kad komanda kažkiek yra perspausta. In my opinion. Prancūziškai? Opinion. Tai Vaidai, nežinau, reikia pereiti prie temelės. Leiskis terpti ir mum kartais, bet žinau, kad sėdėjai 6 valandas prie knygų. Ne, 5 valandas 40. Nu, praktiškai kaip vidutinės LKL rungtynės. Taip, bet prisirašiau galvą ištino. Tai esmė ta, mes pažiūrėjom ir senus sezonus, kaip Žalgiris LKL atrodė prieš Eurolygos dvigubos savaitę ir po Eurolygos dvigubos savaitės, kiek patyrė tokiose situacijose pralaimėjimų, kiek buvo leidžiama jaunimo, kad pagrindiniai žaidėjai pailsėtų, tai va maždaug toks kampas. Tai gal kokią rezumė galėtum šaut vieno dviejų sakinių, kaip ar pasiteisino hipotezę prieš tyrimą? Nes atrodytų, kad visą laiką pralošė po dvigubos savaitės. Iš dalies, taip, ne tiek daug ir tų pralošimų buvo po dvigubos Eurolygos savaitės, buvo, apie tai pakalbėsime, bet beveik faktiškai visi treneriai netaupė pagrindinių žaidėjų. Didelis krūvis jam teko ir LKL, ašgi net susirašiau sezonais, kai ištisai Jankūnas, Milaknis ir LKL žaisdavo, įsivaizduoju, po 20 minučių. Dabar jau pasimečiau tarp savo popierių. Kaip pavyzdys, 22-23 metai, Ulė 23 minutės. Bet buvo išimčių. Aš biškai įvesiu dar tokį bendresnį, kol čia nepradėsim. Palauk. 20 realiai šio sezono neskaičiuoju, iki šio sezono, bet šį sezoną vienas vis tiek tas pralaimėjimas, tai 29 pralaimėjimus Žalgiris yra patyręs reguliariam sezone. Žiūrint visus sezonus, tik 5 buvo po dvigubos Eurolygos savaitės, šiaip, iš 29. Aha. Tik 5. Prieš, aš tiesą pasakęs nežiūrėjau, tai Vaidas dar tikrai prieš yra susirašęs kažkiek tai, taip, bet po mane nustebino, buvo daug mažiau negu šiaip aš galvojau. Tai pradėsim nuo tokių netikėčiausių pralaimėjimų. 19-20 metų sezone, sausio 15-20 metais Žalgiris namie pralaimėjo Šiauliams.
po dvigubos Eurolygos savaitės ir įsivaizduok, dabar Žalgiris... Possible. Pasakok, Vaidai, aš klausausi. Dabar Žalgiris žaidžia, dažniausiai turi 2 pilnas dienas poilsio. Nichuja jūs neklausot, veteraną. Tai Vaidai, tu pasakai, žiūrovai, blėdė, man tu pasakai. O šį kartą, skersadė, šį kartą 17 dieną, įsivaizduok, jie žaidė Atėnuose, o ir skrydo. Ir 19 dieną žaidė Šiauliuose. Dabar tokio tarpo kažkaip nebėra. Kitaip padėliotas tvarkaraštis, kad Žalgiris turi dieną ilsėtis ilgiau. Bet tada į Zoknius tiesiai leidus. Tada karinių vertaliotų. Sireika laimėjo rungtynės prieš Jasikevičių, prieš savo geriausią draugą kabutėse. Ir tada vis tiek buvo žaidė pagrindiniai žaidėjai, didžiausias krūvis, Gebenas tik 9 minutės, Lukošiūnas 6 minutės labai ilgai, Ulanovas, Jankūnas žaidė, žodžiu, vienas toks netikėtas pralaimėjimas. Kitas pralaimėjimas yra prieš Uteną 21 metų sausio pabaigoje po dvigubos Eurolygos savaitės. Irgi žaidė 29 dieną, skrydo iš Vitorijos, o Tram 1 dieną jau žaidė, įsivaizduoji, Utenoj. Tai iš vis beveik be poilsio, bet tada leido Skučui sublizgėti Žalgirio nuovargis, 27 naudingumo balai. Ir Žalgiris įsivaizduok vėl. Tie atsarginiai jaunimai žaidė Rupštavičius 7 minutės, Marauskas 9 minutės, Vastūrė, ne jaunas, bet iš tų jau nepagrindinė, tik 9 minutės, o Jankis su Milakne daugiau ne 20 susirašęs. Tai man truputį keistas šitas dalykas. Gal pralaimėjimas buvo labai skambus prieš Neptūną, gal tą atsimenat? Tai pernai, ne? Ne. Ar kuris? Po 2 pratęsimų, kai Žalgiris žaidė Klaipėdoje. Atsimenė. Sausio 6. Jau radai. Taip. Žaidė, čia buvo prieš dvigubą Eurolygos savaitę. Atrodo, buvo labai svarbios rungtynės su Efesu ir Fenerbahče. Ir klausyk, ir buvo... Prieš buvo irgi, ne? Prieš 2 dienas ir po. Čia prieš tai kalbėjau po. Ir įsivaizduoji, po to sekinančių rungtynių pralaimėtų po 2 pratęsimų prieš Neptūną, Žalgiris be variantų pralaimėjo su skambučiais ir Efesu ir Fenerbahčei, triuškinamai. Tai aš galvoju, kad atsiliepė tikrai šitos rungtynės, atsimenu dar komentavau. Irgi Žalgirį Uleckas tik 8 minutės, Milaknis 2-9, Saulė 2-8, Deivisas 2-6. Iškai jokio taupimo nebuvo. Bet ten žinai, kas dar buvo, kad man keista, aš irgi pats žinai, visų tų sezonų vis tiek neatsiminsi, kaip ten kas ėjo, tai net, sakau, irgi keletą kartų tikrinau, ten ta prasme ne tik, kad jie žaidė, viską, kaip ir tu sakėjai, bet jie sužaidė, tai ten sekmanis turbūt buvo, ne, su Neptūnu, man atrodo, tai antradienį, ketvirtadienį prieš turkus, bet prieš tai penktadienį dar žaidė dar vienas Eurolygos rungtynės, prieš klubą iš, dabar jau už suspenduotą klubą iš rytų. Tai įsivaizduoji, ta prasme, tai sužaidė 3 Eurolygos rungtynės per 6 dienas. Ir keista, kad buvo, pagrindiniai žaidėjai alinami. Ir dar vienas dalykas, čia žaidė sausio 6, Neptūnui pralaimėjo, o 8 jie jau žaidė su Efesu. Iš vis beveik išsekę buvo. Žaidė 4, 6, 8, 10. Gerai, jūs kažką papildyk, aš po to pradėjau, nes per ilgai išneku. Aš gal pridėsiu tą vieną savo faktelį apie tai, kad Maksvytis yra vienintelis, kuris pralaimėjo ir prieš ir po dvigubas savaitės. Čia buvo 22-23 sezonas. Sausio 29 Žalgiris pralaimėjo Jonavai. Šeškui. Šeškui. Per Kalniečio atsisveikinimo rungtynės, ir po to varė į dvigubą savaitę, pralošė Anadolų, pralošė Partizanai.
tada grįžo... Kalnietis. Tada grįžo į Lietuvą ir dar nuo Vulfso atsirodė. Nu, tai toks 4 pralaimėjimų ruožas gavosi toks įdomesnis. Ir kai pralaimėjo tada prieš Jonovą, ten tarkim Lukošiūnas tik 3 minutės žaidė. Dovydas Gedraitis, nu dar buvo toks visai prie atsarginių, iš vis nepakilo nuo suolų. Nu, aišku, buvo svarbu Žalgirį laimėti ir Kalniečiai pagerinti nuotaiką, bet Šeškus ją sugadino. Nu, bet žiūrėk, realiai iš visų, sakau, ten, žinai, aišku, dar galėtume rimčiau pasižiūrėti, ta prasme, kiek ten rungtynių buvo, kurias, pavyzdžiui, laimėjo, gal keliais taškais, ten, nu, sakykim, tai sunkios rungtynės, bet šiaip, sakau, mane nustebino, kad netiek daug, aišku, netiek ir daug tų 2 savaičių Eurolygoj. Tai čia kitas dalykas, bet tikrai nedidelė dalis pralaimėjimų buvo būtent po 2 savaičių. Ir klausyk, tą patį sezoną, kur apie kalbėjau pralaimėjimą Neptūnui, jie dar ir namie pralaimėjo, įmetė tik 60 taškų, pralašė šiam 7-5, irgi prieš 2 savaitę. Ir sutapimas, kad jų laukia vėl Efesas ir Fenerbahčė. Okay. Tie patys varžovai. Sabetskis tik 5 minutės žaidė, Uleckas žaidė 7. Žalgirį. Uleckas Žalgirį. Ir Sabetskis. No. Tai jie žaidė šiukšlių minutę, Jankis tam 4 minutės, Waltersas 5 minutės, ten Grigonis, Melaknis, Deivis maždaug 20 minučių ir panašiai. Prisimenam, kai Martinas Šileris, tarkim, marinavo Mareką Blaževičių ant suolo, kai atsimenu, Žalgiris triuškindavo Pasvalio Pieno žvaigždės, o Marekas arba nepakildavo nuo suolo, arba gaudavo kelias minutės. Tai vat, tokie dalykai. 16-17 metų sezone buvo pralaimėta Lietkabeliui po 2 Eurolygos savaitės prieš CSKA ir Darušafaką. Bet pirmadienį jau tada žaidė. Taip. O ir Hartensteinas 0 minučių, Kavaliauskas su Valinsku ten po kelias minutės, o Milaknis 2-6, Jakūnas 2-2, Ulė 2-4. O 17-18 metų sezone, tarkim, aš tokių pralaimėjimų neradau. Jo, buvo 4 pralaimėjimai, visi viengubos savaitės metu arba kai Eurolygos nebuvo, bet realiai, jeigu vėl sakau, biškai, kaip sakant, pažiūrint iš bendresnio kampo Vaidai, tai turbūt reiktų pasakyti, kad nuo 16-17 sezono jau tas, nežinau, kiek galima sakyti, kad LKL sustiprėjęs, ta prasme, bet bent jau atotrukis tarp Žalgirio, sakykime, ir kitų komandų, nu jis jau turbūt nebebuvo toks didelis, ta prasme, jis yra didelis ir daug metų niekam nebuvo klausimo, kas laimės aukso medalius, čia yra faktas, bet kai aš, pavyzdžiui, prisimenu, ne, kur tavo žurnalistikos pike prieš 20 kokių metų, ne? O dabar ne pike, aš ne? Ne, šikai. Tai kai, tu labai gerai turėtum. Dabar dugne jau. Ta prisimin 10-metį, pavyzdžiui, kai tai Rytas su Žalgiriu apsižaisdavo visus 40-50 taškų. Ir tada galėjo žaisti praktiškai visi, ten po 30-35 minutės turėjo menį jaunimas, ne? Ten, pavyzdžiui, aš Lietuvos Rytą prisimenu, ne? Ten koks nors Čukinas ir Saulius Kuzminskas ir Simas Jasaitis iš vis nežaidžia Saportos taurėje ar Ulep taurėje beveik, ar ten 2 minutės, o tada išeina LKL, žaidžia 28 minutės, pelno 25 taškus. Nu dabar tokių bairių retai, ne? Per praktiškai tas 8 metus, kiek žiūrėjom, nu kas ten iš jaunimo, nu retai, kada gauna daugiau negu 15 minučių, čia net galim sakyti, turbūt Juzėno atvejais koks nors yra vienas iš vos neišimtinių, kad 20 minučių gauna sužaisti bičas neturintis net 18 ir, aišku, pažiūrėsim, kiek tokių rungtynių bus. Taip. Bet anksčiau Žalgiris, paminėsiu, registruodavo irgi talentingo jaunimo, ankstesni sezonai turiu susirašęs ir jiems kartais leisdavo ten pažaisti ir 15 minučių, bet jie per sezoną sužaisdavo porą, trejetą rungtynių LKL, beveik visą laiką būdavo... Kas ten tokie pagarsink pavardės? Šiaip įdomu, kas išaugo iš jų? 2023 metų sezono Kublickas buvo įtrauktas, žaidė tik 2 mačus, Kryvas tik 13 mačų, Lelevičius tik 10 mačų, toliau 23-24 Vokietaitis vienas mačas,
Toliau Titas Sargiūno brolis 21-22 metų, tik 7 rungtynės. Kur Titas Sargiūnas dabar? Kur Sargiūnas? Amerikoje, ne? Amerikoje Titas Sargiūnas. Įsterpsiu, kalbant apie jaunimo įtraukimą. Rupštavičius 8 mačai 20, Murauskas 3 mačai 20-21 metų. Gerai, čia galiu iki begalybė. Nu. Aš nežinau, ar aš praleidau tą faktą, ar... kai ant Trinkierį atvyko į Žalgirį, kažkaip pradėjo vis keltos nuotraukos, kaip Trinkierį dalyvauja Žalgiris 2 rungtynės ir dažnai, netgi praėjusią savaitgalį buvo prie praėjusių trenerių kažkaip nebūdavo daug tokių nuotraukų. Arba Šaras tai būdavo, tikrai. Šaras naidavo, bet ten koks Šileris ar Maksvytis ar dar kas nors. Nežinau. Kažkaip man trūkdavo. Ar pats Žalgiris nenoriu sakyti, kad neįdavo, bet Žalgiris nekomunikuodavo. Bet matai, dėl ko aš, pavyzdžiui, pagrindinės komandos žmonės ten pastebėt jaunimo. O turi kažką iš kokių tarp 16-19 metų, kas ten tokie būdavo, ar net kas, įdomu. 16-17 metų sezone, tarkim, Hartensteinas, dabar NBA gaudavo LKL 12 minučių, Gytis Masiulis 11, bet Jankūnas 2-2, 2-2, Milas irgi panašiai 17-18 metų sezonas. Pangosas, Milaknis, Ulė LKL žaisdavo virš 20 minučių, Martynas Arlauskas, Masiulis po 12, Sajus buvo, tik 8 minutės, įsivaizduoji, 8 minutės, tik tai LKL Sajus, kuris galėdavo nuimti krūvį nuo kitų žaidėjų. 18-19 metų sezone Venskus vidutiniškai 6 tik minutės. Tai aš čia dar galiu vardinti ir tų pralaimėjimų, bet... Žinai, dėl ko aš paklausiu, man įdomu, dėl to, kad aš galvoju, pavyzdžiui, Žalgirio perspektyvos, labai vis dėlto šiaip nedaug tų žaidėjų, kuriuos jie grūdina LKL, ne, pavyzdžiui, ten duoda po tas kelias minutės, vis dėlto, nežinau, labai mažas procentas paskui užauga duot naudos pačiam Žalgiriui. Ne? Šiaip, taip, tie žaidėjai, šiaip ką minėjai, jie visi priaugo LKL lygį praktiškai, ne, ten Masiulis, Uleckas, Sajus jau seniai LKL nežaidžia, bet vis tiek jau ten, sakykime, to lygio žaidėjas, taip toliau, bet, nei pro kur netraukti Eurolygos lygio, ne, tai skaityk tu irgi, pavyzdžiui, Žalgirio jaunimo sistemos, taip, aš įsivaizduoju irgi, manau, aišku, jie gal laukia, vėl ten gal bus kažkoks, tai, žinai, superinis talentas, kuris atpirks visas investicijas, ale ten Jokubaitis ar dar kažkas, gal dar geriau, bet šiaip dauguma tų žaidėjų, principė, ką jie grūdina, nelabai pasiekia tą Žalgirį. Bet žinai, čia tą patį ir apie Rytą galima. Ta patį. Klausyk, vienos išimties. Teisybės dėliai kokius 7 metus jaunimo nelabai ir turėjo, tai, ar ten mažai, sakykime. Taip, čia ir kita tema, bet buvo viena išimtis, 21-22 metų sezonas, kai buvo pagrindiniai žaidėjai LKL rungtyniavo daug mažiau nei kitais išvardiniais mano sezonas, tarkim, Jankūnas žaidė 13, pavyzdžiui, minučių. Tai tik tas sezonas išimtis, kiek aš viską peržiūrėjau, bet mes galim apibendrinti, aš ir sakiau praeitam podcaste, kad tarkim Žalgiriui, manau, šį sezoną ir labai svarbu pirma vieta LKL. Jie mato Vilniui, kaip sunku žaisti LKL finalus, kai toks su tikram pragare. Iš sezono starto nepasakyčiau, kad labai svarbu pirma vieta, pagal tai, kokius rezultatus demonstruoja. Patirti 2 pralaimėjimai. Tai netyčia pralaimėjo. Manau, kad svarbu, bet kita vertus, čia galim ginčytis, gal dar svarbiau saugoti jėgas Eurolygoje, kai šį sezoną atsiveria šansas, tikrai pakovo dėl vietos atkrintamosiose, gal dėl finalo ketvirto, kaip sako, kas ten sako Bertanis. Jo. Aš tokios nuomonės, man visiškai dalampačiai, kaip jie atrodys LKL, iki kol nesibaigs Eurolygos reguliarus sezonas. Tai turi to fanas, tau aišku dalampačiai. Tegul jie pralaimė LKL, kad ir 10 rungtynių, bet jeigu jie Eurolygoje bus sėkmingi, pateks į top 8, top 6,
viskas bus ok, svarbiausia, mes pradėsim Žalgirį vertinti nuo tų play-off. Vėlgi, jeigu Žalgiris prastai dabar žaisti Eurolygai, aš sakyčiau, labai blogai, kad jie prastai žaidžia ir LKL. Kai yra 6-1 Eurolygui ir 2 pralaimėjimai LKL, koks skirtumas? Jie koncentruojasi Eurolygai, jie visą laiką tą deklaruoja. Nu, tai... Atsimenu Šaro žodžius, kad Žalgiris yra Žalgiris ir reikia visas rungtynės laimėti ir LKL žūt būti ir aš galvoju, trenerius kažkiek tas legia, aš galvoju, kad tas pats Trinkieri. Žiauriai nesmagu pralaimėti LKL ten ar Vilkam, ar kaip buvo ten Utenai anksčiau, kažkada nepriejo, ar Šiauliam, ar visa kita, va tas įpareigoja Žalgirio vardas, bet gal reiktų to atsikratyti kažkaip. Girdėjau jo, kad tikrai ir tai tarp žaidėjų, ir tokių net vedančių LKL žaidėjų irgi, kurie anksčiau žaisdavo, sakykime, žemesnė, ne ryte, dar kažkur, bet sakykime, vidurinėse komandose, tai, jo, sakė, kad, ta prasme, tikrai tas labai, labai jaučiasi, žinai, kai vis dėlto, irgi ten buvo pasakyta, kad po Eurolygos, tik ten, sako, ne po 2 savaitės, o po Eurolygos pergalės. Sako, irgi, žinai, kartu su komanda žiūrim, tipo, jeigu, pavyzdžiui, su Žalgiriu žaidį ten šeštadienį ir sekmadienį LKL, sako, žiūrim su komanda, žinai, Eurolygą ten kokį ketvirtadienį ir jau matai, tipo, pergalė, tipo, bus šansas savaitgalį, nes, sako, vis tiek, jau, matai, kad, kitaip tas rungtynės ateina, kitoks intensyvumas, kitokia ta nuotaika, žinai, nes jeigu Eurolygos pralaimėjimas, dar biškai kažkoje pykčio, gal biškai daugiau toks agresyvumas, o tai va, bet čia kaip ir sakai, tai natūralu, žinai. Walkeris jau aišku, kada debutuos? Miunchene ar prieš Neptūną? Turėtų būti Miunchene. Apie Walkerį. Tai daug kalbėta visur, jo, bet šiaip tai, senai klausyk, taip nelaukiau, sakyčiau, tokio debiuto iš žaidėjo, man taip. Visi labai hypinasi. Žinai, ir Sumneris turėjo visai neblogas, aišku, nepalyginama karjerą su Walkeriu, čia faktas NBA, bet vis tiek, man, žiauriai įdomu. Taip, bet... Nereik laukti šios stebuklų per pirmas kelias rungtynės, gal ir rodys tos stebuklus, aš atsimenu Kendrikas Nanas, kaip atvyko į Panathinaikosą, tai jau pasigirdo tokių kalbų, visi, kaip ir dar vienas šiandien nepritaps, jis nebuvo labai nestabilus metikas, dabar pagerino ir tą tritaškį. Ir kai kas sako, kad Walkeris pritaps, nes gerai gali tritaškius mesti. Nanas nėra kažkoks labai stabilus, bet tas staigumas, greitis, ir metimas po driblingo, čia yra vienas didžiausių ginklų gynėjai, geras metimas po driblingo. Tai čia galim tik spėlioti dabar. Ar blogiau nebus? Irgi galim kelti tokį klausimą, kai komanda beveik viską laimė Eurolygoj. Žiūrėk, mažiau minučių gaus ir Vydis, tarkim, Brazdeikis, gal pakenksta jų psichologiniai būsenai, bet tikėsimės taip neatsitiks. Tu paminėjai Vėžį, kurį reikia išgyveninti, aš irgi paminėsiu, aš Martynui Gecevičiui, važiuojant rungtynės pasakiau, žinai, juokės irgi sakau. Kol Lietuvoje mes metimą po driblingo vertinsim kaip didžiulį kažkokį pliuso žaidėjo, tai tol mes būsim dugne, ta prasme, žinai, kur metimas po driblingo, tu negali žaisti be metimo po driblingo, ta prasme, aš kaip sakau, žinai, visada 2 driblingai įmeta iš vidutinio nuotolio ir komentatoriai dar vis sako, sunkus metimas po driblingo, kur, žinai, NBA po verpstės atšokant 3 žingsnius atgal meta 60% taiklumu, mes vis dar seilėjomės dėl to, kad meta po driblingo. Aš paaiškinsiu. Lauk, sakyk, tai dabar sakyk. Atsiprašau, tai dabar, palauk, Tai yra, kai tu su kamuoliu, tarkim, veržiesi dideliu greičiu ir turiu menį staigų staptelėjimą ir... Bet aš turiu menį, kad turite, ta prasme, gal terminas šiek tiek. Ne, aš tai čia ne tau, aš, ta prasme, absoliučiai netu, bet aš turiu menį, kad, ta prasme, net ir staigų staptelį metimą, visi aukšto lygio žaidėjai turi tą turėti. Aš nekalbu centrus ten ar dar kažką, bet, ta prasme, gynėjai, ne centrus. Išvadinčiau aukščiausių lygio žvaigždė, kurie neįvaldė, o to iš Lietuvos krepšinio istorijai tą geriausiai buvo įvaldęs turbūt Seibutis. Labai gerai įvaldęs yra Kaukėnas, apie Neptūną kalbėjom, Bujį. Jūs... Ne, bet tai Lietuvos krepšinio istorija, aš sutinku, kad nedaug tokių žaidėjų, bet dėl to, žinai, mes ir biškai atsiliekam jau dabar, kai iš perimetro ten, supranti, turim 5 užtvaras statyti, kad metimą susikurt. Tai žinai, toks tiesiog mano pastebėjimas. Tai va. Po driblingo, kai tu staigiai veržiesi dideliu greičiu ir yra staigus staptelimas. Ok,
Tiek turbūt apie Žalgirį, ne, kas dar tam LKL šią savaitę, daugiau kažkokių įdomių dalykų turbūt nelabai buvo, apart Kėdainių pirmosios pergalės. Ir Virginijus Šeškaus rentos spaudos konferencijai. Dar vieno, aš jau nebeklausau. Taip, pradedam nuo konferencijos. Kur sakė, neįmanoma nesikeikti, ne, šiteko. Jo, sako, vyrai, be kiksmažodžių neįmanoma. Aš kaip suprantu, Petkus paprašė, gal trenerių, be kiksmažodžių, kaip nors šiandien Šeškus pradėjo spaudos konferenciją, sako, be kiksmažodžių neįmanoma. Ir tada pavarė, ar tiesiog ne? Ne, nesikeikė, bet jo iš esmės žinutė buvo, kad su komanda treniruojasi kažkokius derinius, bet ateina komanda ir nedaro tų derinių. Tai... Neklauso, čia savotiškas protestas prieš trenerį. Žinau, jis tikrai moka atsiprašyti, atsiprašinėdavo visur Prienuose, Jonavoje. Kai pakeli, gal jis, nežinau, to nedaro, kad tie žaidėjai gal reikia atsiprašyti dėl turinio. Sunku pasakyti, jis žino geriau, bet taip, tikrai kažkas baisaus, įveiktas Neptūnas, be Staniulio, dabar irgi be Staniulio ir kamuoliai puolime 21-6 Nevėžio naudą. Tai rodo, su kokia ugnele žaidžia mažikiečiai. Tai kad ten ant lagaminų, aš kiek suprantu, dauguma, ne dauguma, bet kalbant apie legionierius, bent jau, sakykime, kiek teko girdėti, tas pats AJ Englishas ten jau senai yra informavęs, kad nevelnio nenori pratesti ten to, koks ten tas mėnesio kontraktas, ar kiek ten, nežinau, ar praėjo tas mėnuo, ar nepraėjo, bet ten turbūt tas pats Feneris jau irgi prieš 100 metų pasakęs, kad pas šitą, ta prasme, ten nėra turbūt kam ir klausyti labai, nes tiesiog Šeškus dar taip pasakė, sako, man gaila tų kelių žmonių dar žaidžiančių iš toj komandų. Tai Briunkė koks nors? Sabeckis ir Briunkė tikriausiai. Du žmonės, kurie dar kažką gali padaryti. Kolinsas ten gyrė. Čia gerai, Kolinsas taip. Dar kol kas, kol dar nepraėjo koks mėnesis. Bet tie visi Feneriai Englišai, aišku, jie nori išvažiuoti. Jie žino, kad greit išvažiuos, tai galvoja, dzinka, tegu iš čia reikia, mes nedarysim tų derinių, žaisim kaip papuola. Tai ir Šeškaus situacija dėl to yra sunki. Daugiausia pralaimėjimų jie patyrė šį sezoną 4 kėlinį, kai pritrūkdavo sveikatos dėl trumpo suolo. Šį kartą pirmas kėlinys buvo pralaimėtas 13-2-9. Kur dar tikrai nebuvo nuovargio. Jo, aš tą ir įsijungiau kažkaip. Ir tiesiog vaikščiojo aikštėje 2 taškai greitose kontratakose. Man atrodo, šio sezono antirekordas, kalbant apie visas komandas. Kažkas labai blogai su Mažeikiais. Tai ne kažkas, jau pasakėm, kad blogai. Nesunku įvardinti jo, kas yra blogai, bet net sunku pasakyti, ar šiandien kažkas gali padėti dar jiems šį sezoną. Čia tų keitimų atrodo tiek turėtum padaryti, kad komanda realiai galėtų kažkaip pretenduoti į playoffs bent jau. Ne, apie playoffs gal nesaikim, dabar turbūt pagrindinis tikslas nelikti paskutiniam. Pagal dabartinę situaciją, kas atrodo. Šiaip, žinai, galvojau, dar kaip tik šiandien ryte tas rungtynės biškai pažiūrėjęs, tai galvoju, Šeškus, realiai visada buvo lietuvių treneris, ne? Aš taip pat savo galvojau, žinai, kad o čia visiškai tokia surinkta, turi Sabeckį, turi Staniulį, bet principė legionierių komanda, bet galvojau, aišku, Jonavojais kaip ir buvo įrodęs, ne? Kad gali dirbti, ne? Ir Watsonas, ir Garetasgi buvo vedanti žaidėjai, kas ten dar dabar galvoju, iš tų buvo Huskičius. Tai tai kaip ir jau buvo įrodęs, kad gali su tais legionieriais dirbti, bet aš galvoju, paimkite tos pačius Mažeikius, žinai, ten visus dar daugumą tų legionierių pakeis kokiais nors, nežinau, lietuviais veteranais, kad ir kokį ten, nežinau, paimk ten Adą Juškevičių, nežinau, ten dar ten su porą iš tos senosios Hebros, ten Aurelika gal kvaila būtų, žinai, iš Juventuso siūsti žemesnę lentyną, bet turiuomenį kažką iš tokio profilio žaidėjų, tai manau, Šeškus ten sujudėtų gerokai geriau. Šulskis gražiai. Šulskis, tiksliai. Kisėlių gražiai, pratęs karjerą, pasiūlyt pratęs karjerą. Jo, mes čia žvengiam, bet jam nelengva. Vietoj to, kad nuvažiuotume, duotume patarimų, paguostume, šaipame čia. Net nesišaipam, bet gaila. Bet, dėl Nevėžio smagu klausyk. Tikrai komanda, manau, ir ta sezono pradžia tokia buvo, kad tie 6 pralaimėjimai, nenusipelnė, jie turbūt turėti 0-6 po tų 6 rungtynių. Tai, kad jau turi atsidarę su pergalyte, vis tiek smagu.
Tikrai smagu ar meluoju? Man tai smagu kažkaip. Ne, man smagu. Man nevėžys iš tos pusės, žinai, kad komanda jau 2 sezonus tai tikrai, bet dar turbūt gal ir kiek, 3 sezonus taip komplektuojasi, pagalvoja aiškę viziją. Aišku, ten už mažai labai pinigų, įmami vienu žodžiu žaidėjai po universitetų. Turi fainą trenerį tokį. Turi trenerį, jo, atranda vis kokį, 1-2, ten kažkokius įdomesnius žaidėjus, kurie gali, tas pats, aišku, Ebo ten turi iš vis, nežinau, šiandien kaip tik pasižiūrėjau, dar irgi jisai, jo tas vadinkim usage, ne, kaip panaudojimo procentas aukščiausias LKL. 37 berods procentai, tai reiškia, ta prasme, kai jisai yra aikštėj, 37% atakų užbaiginėja jisai arba metimų, arba perdavimų. Niekas aukštesnio neturi, išskyrus Matas Repšys, Neptūne, bet čia žinai anomalija, nes Repšys žaidė ten netiek daug tų rungtynių. Tai va. Jo, bet jeigu įdomu žiūrėti, Žiraras pateisina savo tą metiko vardą, ką kalbėjom prieš sezoną. Ne? Ir puikiai, pagal kainos kokybės santykiai, šiaip puikiai komplektuojasi. Nu, vienas kitas nepritampa, tą Nikoličių išsiuntė. Tai normalu, kai tu turi minimalų biudžetą, kad kažkur nepataikai, bet jie pataiko su dauguma žaidėjų. Tai va, ir jiem dabar čia tikrai kažkokie, gal ir sparnai kažkiek užaugs, ne kiek gal Juzėnui, bet dabar ir tai čia prastas ženklas Mažeikiam tikrai. Nu ką, Vaidai, noriu, sakai, pašnekėti apie taip pat rungtynes Jonavoje, taip pat Jonavos naujoką. Rytas, sakė, žengia žingsnį į priekį gynyboj. 20 taškų aplošė Sibetą. Nu taip, bet Jonava be Makiueno, be Majausko, be Kirveso, taip trūko, taip žiauriai trūksta centimetrų jėgos po krepšiais, nu kad atkovoti kamuoliai žiauru, ten pažiūrėjau statistiką, bet Jonavo geros naujienos, jie atvažiavo pagaliau Raginas Ataras, naujas centras iš Ragipas Ataras 210 iš Turkijos, kuris ten susipainiojo su vizom, netaip užpildė, 2 mėnesius kažkur klaidžioje. Bet tai kas turi nutikti, kad 2 mėnesius neatvažiuoji? Atsiųskit kas nors, nežinau, ką žiūri šitą laidą iš migracijos tarnybos, kaip įmanoma 2 mėnesius negauti vizos iš Turkijos. Aš ten, kaip suprantu, žinai, būna, pavyzdžiui, kokie nors, nežinau, ten Eurolygos klubai, sakykime, mane, tai turi, nu, jos tiesiog prioriteto tvarka aptarnauja ten visi tie, žinai. Čia, aš kaip suprantu, ėjo pagal bendrą, jokių privilegijų nebuvo. Eilė, ne? Jo, ir dar kažkas, nu čia taip iš nuogirdų, bet dar kaip ir Vaidas sakė, kažką, kaip suprantu, ne taip užpildė, ne tą vizą paprašė. Nenorėjo, nu, kažkur, bet net meskim varianto, gal jisai jautėsi nepasiruošęs ir, tarkim, fiziškai ruošėsi individualiai, ar treniravosi, o gal kebabus valgė, nu pamatysim, kaip, bet jis nėra riebus, lieknas sportiškas centras. Ir įsivaizduok, jis daugybę metų žaidė Turkijos aukščiausioje lygoje, net tokiuose klubuose kaip Darüşşafaka, Galatasaray'us, Bandirmus Benvit ir gaudavo jis ten nelabai daug laiko, bet nustebau, pažiūrėjau jo highlightus, bet anksčiau Turkijos U16, U17, U18, U20, jis buvo vienas iš rinktinės lyderių ir paskui kažkaip ar nustojo progresuoti, ar jis ten užsodintas buvo. Šiandien žinom, kaip moka atgaivinti žaidėjus, Kirvesą ten numirusi prikėlė, ar neprikėlė. Tai aš manau, kad jisai duos vis tiek 2-10 ilgos rankos. Jis nėra lėtas, stebėjau daug highlightų, jis nėra lėtas toks visai, aišku, su juo nelabai pasikeisi ginamaisiais, tiek tas šoninis judėjimas yra silpnas ir jisai gan techniškas, kairė ranka ir dešinę puskablį gali užsibaigti, aš manau, kad iš jo tikrai žmogų padarys Šernis. Žaidė su Pecarskiu pernai šiaip. A, ne? Aš tik norėjau sakyti, kad va, čia Vaidas, ką vardina, biški primena. Tai kaip tik ir žaidė. Taip, jis neturi stipraus kūno, negali, sunku jam gintis prieš fiziškai stiprius. O Ragipas ką? Čia apie Pecarskį. Jo, tai... Su gynyba sunkiau, bet sakau, ilgos alis turi imti nemažai kamuolių, ko labai trūksta Jonavai, kai Rytai pralaimėjo kamuolius
Tram 2, kem 8. Ai, Rytas puolime, ar 2-1, ar kiek ten nusėmė kamuolį? 12 šitos rungtynėse, tai netiek daug. Ne, tas pažiūrėjau. Taip, gerai, toliau. Tai toliau apie Vilkus. Ai, ir jisai 25 metai jau ir patirties turi. Vilkai, Šiauliai, čia vėl rungtynės be... Arba įnuėjęs, Lukai. Nebuvau. Aš ilsėjausi. Po šeštadienį vyko, ne? Šeštadienį. Jo, tai šeštadienį ilsėjausi. Lukas vienas iš nedaugelio žurnalistų. Tu jeigu dalyvauji kuris... šitam podcastu, privalai visas rungtynės. Kad mes su Vaidu anksčiau namo galėtume eiti dėl spaudos konferencijų dar plus. Ja. Čia... Nu, bet Vaidai, tu... Smagu dėl Kariniausko. 18 minučių. 9.6 asistai. Gal geriausių sezono turbūt rungtynės. Ir smagu dėl Ulecko. 2-4 naudingumo balai. Ką ir prognozavau, kad jis bus vienas Šiaulių lyderių, bet... Uleckas dabar tokią atkarpą, manau, tokias 2 rungtynės užžaidė, kaip turbūt karjeroje tokias nėra buvę. 27 balai per 2 rungtynės. Šiaip dabar reikia pasižiūrėti, kiek kartų Šiauliai šį sezoną jau 100 praleido. 1, 2, 3, 4 kartai LKL. Ir dar KMT. Ir dar 2 kartai KMT. 6 kartai iš 12 oficialių rungtynių. 9 prašiausia gynyba šiaip apie tą reitingą kalbant LKL. Nusileidžia, spėčiau, kad mažeikiam. Tai čia... Pusę rungtynių oficialių Šiauliai šį sezoną praleido daugiau nei 100 taškų. Taip, mažeikiam. Jeigu tai nėra apverktina, apgailėtina gynyba, kalkit mane prie kryžiaus. Nu, bet ne po 150. Taip, Šiauliai... 150 jau pavojinga. Jo, pavojinga riba. Be Buchanano, be Stankevičiaus, Čižauskas švis žaidė nemažai, vieną metimą atliko, nežiūri krepšį, reikia ir jam įsitraukti puolimą 0 taškų. Tai va, o ką pamiršau pasakyti, va, ta mažorinė gaida galim ir pabaigti podcastą. Netyčia užmačiau, žiūrėjau apie tą Ragipą Atarą informaciją ir netyčia užmačiau Turkijos visos lygos rezultatyviausias žaidėjas yra... Palauk, leisk atspėt, mum kvizas. Buvęs LKL krepšininkas? Taip, pasvaly blizgėja vienas... Palauk, vieną sezoną, ne? Negi... Tulpių šalis... 21,8 taško žaidžia Biukčia Mekčia kažkur. Bukčia Mekčia. Kaip čia pasakė, kaip sakė? Frankė, bet aš Janikas Frankė. Janikas Frankė. Nyderlandų rinktinės vienas lyderių. Čia kosmos, tai kaip patobulėjo. Aš galvojau, negi Brendonas Tebas. Nu... Ne, Brendonas Tebas tik Ispanijai. Bet čia kosmosas 22 taškai beveik. Turkijos lyga, nu tai ne šuns papas. Nu ir dar šuns papas, su Donatu Zavacku pasikalbėjau čia nais vakar susėdęs, tai irgi rekomenduoju pasižiūrėti. Kaip ir sakiau, mūsų pliusų grupiai tikrai Zavackas nėra iš tų lengvųjų pašnekovų, kuris labai atvirai kalba apie situaciją klube, nėra tas, kuris galbūt praskleistas užuolaidas, užkulisius. Bet, sakyčiau... Tau prasivėrė. Ne tai, kad prasivėrė, bet tai, kas buvo rūpima, aš iš jo gavau atsakymus ir jeigu netiesiogiai pasakė, tai bent jau kažką tarp eilučių buvo galima suprasti. Apie centrą klausai ar ne? Komplektacija centro pozicijai. Ne. Apie šitokio... Pabijojai. Neišdrįsai. Aš apskritai vengiu tokių klausimų, nes čia yra pakankamai akivaizdu, ką jisai atsakytų. Man, pavyzdžiui, įdomu... Kad tikim Blaževičiumi ir Bruksu? Jo. Nu, apie Blaževičių jisai paminėjo, kad gal nepadėjo tas, kad jisai Ispanijai žaisdavo 4-5 ir jisai vis dar nesijaučia tvirtai nei toj pozicijai ar kažkas tokio. Po to įdomu buvo apie Žemelį paklausyti, kokias galbūt idėjas jisai pasiūlo, nes ten čiatai, žinai, visi ten su Žiauberiu, su Zavacku ir galvoju, kokias idėjas Žemelis bando pasiūlyti parduoti Zavackui. Nu tai ir sako, kad ten, pavyzdžiui, Eurolygos komanda paleidžia kokį nors žaidėją. Žemelis teiraujasi Zavacko, kiek toks žaidėjas galėtų kainuoti, ar jisai galėtų būti pasikviečiamas į Valsus ir panašiai.
Įdomios tokias detalės iš klubo gyvenimo ir panašiai apie Juaną Gomezą Deljanio profilio žaidėją. Irgi Zavadsko paklausiau, ką jisai galvotų, ar jisai pritartų tokiam ėjimui ir panašiai. Tai galit įsijungti ir pasiklausyti. Gabus žurnalistas, ištraukė informacijos daug įdomios net iš Zavadsko. Jo, taip jau gaunasi. Reiks algą kelt. Gal LKL komentuot, kas nors pakvies, pavyzdžiui. Vietoj manęs. Davai. Bet kol kas dar nereikia. Ne? Lauksim peržiūrų. Ačiū visiems. Viso gero. Visi geri. Va, šito baigiam.